Sveiki atvykę į mano kosminį laivą. Šiandien apie 5. būstą, kuris yra sėkmės, gausos ir vaikų būstas. Visi norintys susilaukti vaikų pirmiausia turėtų žiūrėti 5. būstą ir 5. būsto valdovą. Nėra čia taip viskas paprasta, kaip pasakiau. Dabar apie viską iš eilės. Kadangi tai yra jau 5. video, tai noriu priminti, kaip džiotiša astrologijoje yra skirstomi būstai. Yra kendra būstai arba kampiniai. 1, 4, 7 ir 10 būstai. Tai yra aktyvūs būstai. Jeigu juose yra pakankamai daug planetų, žmogaus gyvenimas bus išties aktyvus. Jeigu tie planetų deriniai yra stiprus, ar čia yra net karališkos radža jogos, tai žmogaus gyvenimas gali būti išties įspūdingas, tai gali būti daug pasiekęs žmogus. Ir tai yra kertinės žmogaus gyvenimo sritis, nes 1. būstas tai aš, mano fizinis kūnas, apie ką mano šis gyvenimo kelias. 4. būstas - laimė. Kaip man sekasi susikurti savo laimę. Jeigu čia yra geri planetų deriniai, tai žmogus išties bus laimingas, gerai jausis ir trauks sėkmę į save ir bus laimingas, nesvarbu, kiek jisai turi. 4. būstas taip pat yra nekilnojamas turtas. Tiesiog turtas, gerovė, taip pat mama. 7. būstas tai yra partnerystė, meilės partnerystė, verslo partnerystė, verslas, užsienis, gyvenimas užsienyje arba kelionės užsienyje. Na ir 10. būstas tai yra mūsų įsitvirtinimai, mūsų gebėjimai pasiekti aukščiausi pasiekimai, įgytas statusas. Ir taip pat 10. būstas yra mūsų tėtis. Toliau yra trikampiai būstai. Trikona. Tai būtų 1, 5 ir 9. Tai kaip ir minėjau, 5. būstas yra vaikų būstas, sėkmės ir gausos būstas. Tai 5. ir 9. būstai, jie turi šiokių tokių panašumų, nes 9. būstas taip pat yra vaikų būstas. Jie visi 3, 1, 5 ir 9 būstai, tai yra dharma būstai, tai yra prigimties būstai. Kai žmogus veikia pagal savo prigimtį, pagal savo dharmą, jis yra sėkmingas. Kada veikiam pagal savo prigimtį, labiausiai esame savo rogėse. Tada yra tas geras pojūtis, kad aš esu tinkamoje vietoje, tinkamu laiku ir mane lydi sėkmė. Ir geri planetų deriniai, ypatingai 5. ir 9. būstuose, duoda išties sėkmingą ir turtingą gyvenimą, duoda gausą. Ir 1. būstas, jis taip pat yra ir kampinis būstas. Kartais matysime, kad būstai atrodytų persidengia ir galbūt netgi prieštarauja šiek tiek vienas kitam. Bet tai nėra prieštaravimai, tiesiog kiekvienas būstas turi įvairias reikšmes. Na ir čia yra daug, kaip ir minėjau, įvairių niuansų, bet aš pasistengsiu viską paaiškinti paprastai ir suprantamai. Tai planetų deriniai esantis 5. ir 9. būstuose kartu su kampiniais būstais, tokiais kaip 4, 7 ir 10, jeigu jų būstų valdovai yra kažkaip susijungę ar susikeitę vietomis, jie tuomet formuoja karališkas jogas, radža jogas, kas iš tiesų dar kartą yra sėkmės, turto, gausos rodiklis. Panabhara būstai, tai yra sekantis po kampinių būstų būstai. Tai būtų 2, 5, 8 ir 11 būstai. Jie yra susijęs su materialinė gerovė. Ir čia matom vėl, kad kartojasi 5. būstas. Jis yra sėkmės ir materialios gausos būstas. Tai būstai, kurie yra susiję su materialaus turto kaupimu, įgyjimu, įsitvirtinimu, stabilumu, paveldėjimu, gavimais. Apoklima būstai 3, 6, 9 ir
12 būstai. Tai yra kartais vadinami kritę būstai. Tai yra kaip praradimai, tam tikri praradimai, tam tikros netektis, pastangos, išskyrus 9 būstą, kuris iš esmės yra stiprus dharmos būstas ir sėkmės būstas, bet jisai papuola į apoklimą būstų kategoriją. 6, 8 ir 12 būstai yra dusthana būstai. Sthana yra būsena, o dus tai yra nuo žodžio dur, tai reiškia sudėtingas, blogas, nesėkmingas. Tai ypatingai 6, 8 ir 12 būstai yra sudėtingi. Sudėtingiausias būtų 8 ir 12 būstai. Tai yra lūžių, perversmų, stiprių pasikeitimų būstai, praradimų būstai, traumų, operacijų būstai, skolų. 8 taip pat dar yra ir mirties būstas, 12 irgi gali būti mirties būstas. 3, 6, 10 ir 11 būstai yra upačiaja augimo būstai. Jie yra susiję su galimybėmis augti per įdėtas pastangas, ypatingai 3 ir 6 būstai. Tai yra tokie būstai, kaip aš sakau, sportininkų būstai, kurie reikalauja labai daug pastangos. 10 būstas statuso įgyjimo įsitvirtinimo ir 11 gauto pripažinimo gaunamų įplaukų. Tai jie per tam tikrą laiką duoda rezultatus, leidžia įsitvirtinti. Tai yra tie būstai, kurie vysto, palaiko augimą, ėjimą į priekį. Dabar apie viską iš eilės, pradėsiu nuo to, kokios yra 5 būsto reikšmės. Štai čia pagal lygę sistema yra 5 būstas ir tai yra visas būstas, visas šitas trikampis, tai yra visas jaučio ženklas. Tai pagal lygę sistemą, tai yra 5 būstas. Ką reiškia lygi sistema? Tai reiškia visi 30 laipsnių. Tiesiog jaučio ženklas yra sudarytas iš 30 laipsnių. Tai visas tas ženklas yra 5 būstas. Dabar kokias 5 būsto reikšmes galime rasti Brihat Parašara Hora Šastra tekste? Ką reiškia 5 būstas? Štai čia yra sanskrito sutros perraša, jantra mantrau tatha vidyam budhėščiaiva, prabandhakam ir taip toliau. Tai pirmoji 5 būsto reikšmė yra jantra. Kas yra jantra? Jantra tai yra geometrinė dievybės figūra, geometrinis dievybės pavidalas. Lyginant su mūsų laikais, tai galėtų būti mažytė mikroschema, kurioje yra sutalpinta galybė informacijos arba, pavyzdžiui, kokia nors slapta informacija. Tai jantra iš esmės yra geometrinis dievybės pavidalas, tam tikra geometrinė figūra, kuri yra labai tiksli. Tuomet mantra. Tikriausiai daugelis žino, ką reiškia mantra. Ir sunku rasti atitikmenį į lietuvių kalbą. Tuomet tai yra žinios, įgytos žinios. 5 būstas yra susijęs su dvasiniu augimu. Ir kaip minėjau, tai yra dharma būstas. Tai yra stiprus dharma būstas. Jeigu čia yra geros planetos, tai tikėtina, kad mūsų dvasinis kelias bus sklandus. Mes nepatirsime didelių lūžių dvasinėme kelyje, įgysime žinias, žinojimą. Ir jeigu čia formuosi kažkokios tai jogos, jos taip pat gali būti labai stipriai susijusios su mūsų dvasiniu keliu ir pasiekimais toje srityje. Tai taip pat yra intelektas ir tai taip pat yra tęstinumo būstas. Ką reiškia tęstinumo? Tai jeigu, pavyzdžiui, prognozavime aš matau, kad, sakykime, yra Veneros laikas dabar, ar ne, Venera valdo 5 būstą, tai reiškia, kad bus palaikomas tęstinumas. Pavyzdžiui, dirbsite tam pačiam darbe, gyvensite toj pačioje vietoje, jūsų vaikai
sakykime, mokysis toliau, su jais bus viskas gerai, bus palaikoma, sakykime, šeimos gerovė ir taip toliau. Praktiškai visos gyvenimo sritis bus gerai palaikomos, bus tęsiamos ir vystomos. Na ir dar viena iš 5 būsto reikšmių yra vaikai. Kaip matom, 5 būstas turi daug reikšmių ir vaikai nėra pirminė šio būsto reikšmė. Čia šiuo atveju netgi būtų prieš paskutinę šio būsto reikšmė. Yra vaikai. Dėl to visada, kai žmonės ateina į konsultaciją, aš labai atsižvelgiu apie tai, ką jie kalba, apie tai, kas jiems yra aktualu, nes kai kuriems iš tiesų yra labai aktualu vaikų klausimas, vaikų susilaukimas ir panašiai, o kiti ateina jau dėl visiškai kitokių dalykų. Tai dėl to 5 būstas, kaip ir minėjau, jis yra ypatingai susijęs su dvasinėmis praktikomis ir dvasiniu augimu. Ir netgi būna žmonių, kurie iš tiesų, pavyzdžiui, domisi rytų filosofija ir, sakykime, yra nesenai gavę iniciaciją į mantrą, arba jie gali būti, kad domisi tantra. Štai jantra yra vienas iš tantros aspektų. Ir panašiai. Netgi gali būti labai tiesiogiai. Arba netgi, pavyzdžiui, žmonės pradeda piešti jantras, šitas geometrinės figūras. Na ir dar paskutinė reikšmė yra karališko statuso praradimas. Kaip tai suprasti? 5 būstas - karališko statuso praradimas. Čia yra tokia sistema būstas nuo būsto. Tai 5 būstas yra 8 būstas nuo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ir 8 būstas yra toks destrukcijos būstas, lūžio būstas. Štai yra statuso praradimas. Kaip tai galėtų būti, jeigu 5 būste yra planeta susijusi su 10 būstu ir, pavyzdžiui, yra labai kaip nors ten sudėtingai išreikšta, visko gali būti, kad galbūt, sakykime, tos planetos laikotarpiu prarasite darbą, neteksite karjeros. Štai tokios yra 5 būsto reikšmės. Ir dabar, kur būsto valdovas, kokiame būste, ką jis reiškia, atrodo labai painu, bet iš tikrųjų, kai įsigilini, viskas yra pakankamai paprasta. Pirmiausia, mes turime atkreipti, kokios planetos yra būste. Ar tai švelnios planetos, ar tai grubios planetos, ar tos planetos formuoja tam tikrus planetų derinius, vadinamus planetų jogomis. Jogos yra labai svarbios ir labai turinčios tokią fatališką prasme, fatališkumo įnešantis į žmogaus gyvenimą, gerąją arba blogąją prasme. Taip pat taip vadinamos planetų būsenos, avasthos. Planetos šadbala. Na, čia tokios yra 6 galios. Kokius aspektus sudaro ta planeta? Kokius kitus būstus ta planeta valdo? Ir taip pat mes vertiname būsto valdovą. Na, sakykime, 5 būsto valdovas. Kokiame būste jis yra, su kokiomis planetomis ir taip toliau. Ar formuoja planetų jogas ir mano visi kiti minėti parametrai. Dabar pradedam nuo to, kad 5 būsto valdovas 1, taip kaip šiuo atveju, tai yra 5 būsto valdovė Venera, jinai yra 1 būste. Tai iš esmės yra trikampio būsto valdovė, kampinėme arba taip pat trikampinėme būste. Tai išties yra labai aktyvus ir pakankamai geras derinys ir jeigu viskas gerai, tai yra pabrėžta vaikų duotybė. Tikėtina, jog žmogaus gyvenime labai svarbią dalį sudarys vaikai, vaikų auginimas, turėjimas, gali būti taip pat ir darbas su vaikais, tai taip pat geras derinys to, kad žmogus eina pagal savo prigimtį, kad jis ypatingai veikia pagal savo dharmą, nes tiek 1, tiek 5 būstai tai yra dharmos būstai.
Tai va čia geras derinys tiem, kurie žino, kas jie yra, žino, ką jiems reikia daryti ir jiems sekasi. Iš ties labai puikus ir geras derinys. Tuomet, jeigu penkto būsto valdovas yra antrame būste. Dabar antras būstas yra pinigams, kuriuos uždirbam, antras būstas taip pat yra šeimai, atsakomybė už šeimą. Tai galima tikėtis labai atsakingo žmogaus požiūrio į vaikus, į šeimą, jeigu yra geras išsidėstymas. Taip pat tai, kad pavyzdžiui, žmogui vaikai gali daug kainuoti, čia juokauju, bet iš ties jisai gali, sakykime, tikrai dirbti ir pašvęsti savo gyvenimą tam, kad vaikams nieko netrūktų. Pakankamai geras derinys. Penkto būsto valdovas trečiame būste. Tai vėlgi iš praktikos pasakysiu, gali būti gana geras derinys, kada vaikų yra ne vienas ir ne du šeimoje. Ir, sakykime, vaikų auginimas, jų turėjimas yra nemenkas krūvis, nemenka našta ir daug įvairių tokių rūpesčių, reikalų, pareigų turintis, pavyzdžiui, daug įvairiausių vežiojimų susijusių su vaikais, su jų lavinimu ir taip toliau, toks netgi kliučių įveikinėjimo etapas, ruožas, pavyzdžiui, kada, sakykime, vaikai ugdomi, sakykime, namuose ir jiems sudaromos įvairios galimybės arba tėvai kovoja, kad tai būtų, tai turėtų vaikai ir taip toliau. Čia atsiranda gerokai daugiau pastangos, kliučių, kurias reikia įveikti, daug daugiau kasdienės rutinos, bet iš tokios labiau gerokai teigiamos pusės. Penkto būsto valdovas ketvirtame, štai čia jau gali būti karališka joga, kas vėlgi, sakykime, duotų vaikų, negailėtų vaikų, vaikai užaugtų gerais, dorais žmonėmis. Tai gali būti labai geras derinys vaikams ir materialiam turtui, nekilnojamam turtui. Penkto būsto valdovas penktame, jeigu viskas, sakykime, gerai, nėra kažkokių tai kitų papildomų trukdžių, tai taip pat yra sėkmė susijusi su vaikais, vaikų turėjimu, susilaukimu, taip pat geras rodiklis dvasiniam praktikom, geras rodiklis tam, kad žmogus gyvena pagal savo prigimtį ir taip toliau. Penkto būsto valdovas šeštame jau gerokai sudėtingesnis derinys, nes šeštas būstas yra ligų būstas. Visko gali būti. Gali būti ligoti vaikai, gali būti sunku vaikus auginti, gali būti, kad reikia tikrai gerokai daugiau pastangų ir viskas yra tikrai ne taip, kaip žmonės įsivaizdavo ar norėjo. Ir čia yra gerokai ilgesnis ir sunkesnis kliučių ruožas negu trečias būstas. Taip pat gali būti įvairūs teisminiai ginčai susiję, pavyzdžiui, su vaikų auginimu skyrybų atveju ir panašiai. Taip pat, jeigu čia formuojasi kažkokie sudėtingi planetų deriniai, gali būti sunku arba netgi neįmanoma vaikų susilaukti. Jeigu penkto būsto valdovas yra septintame, iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad tai labai geras derinys, nes čia susilieja trikampis būstas ir kampinis būstas. Bet iš tiesų tai yra labai sudėtinga joga. Pirmiausia, turėti nepastovius santykius su mylimu žmogumi ir taip pat tai yra iššūkis susilaukti vaikų. Gali būti taip, kad vaikai yra, tačiau juos reikia auginti pačiai arba pačiam, arba yra sutuoktinis, bet nėra vaikų, arba yra nepastovus meilės ryšiai, meilės santykiai ir nuo to kenčia vaikai. Vat būtent šitas derinys penkto būsto valdovas septintame arba atvirkščiai, kuo jisai, sakykime, grubesnis, tuo bus sunkiau, sudėtingiau ir tikrovėje tikrai turiu ne vieną pavyzdį ir šita joga ypatingai stipriai veikia. Ir čia yra vat visi atsakymai, pavyzdžiui, sakykime, moteris, sakykime, išteka,
po to išsiskiria, po to viena augina vaikus, po to, sakykime, pagyvena su vienu draugu, su antru, su trečiu, galbūt vėl grįžta taikyti su vyru, tada vėl skiriasi, atsiranda dar koks nors draugas, tai vat nei kiek neperdedu, bet būtent tai yra apie tai. Arba taip pat gali būti, kad gyvena kartu, bet nėra vaikų. Arba yra vaikai ir nėra vyro. Tai žodžiu, nėra lengvas derinys. Štai ko yra ypatinga džiotišo astrologija, kad ji rodo pakankamai tiksliai, koks yra atsineštas gyvenimo kelias ir kaip klostysi žmogaus gyvenimas vienoje ar kitoje srityje. Tuomet penkto būsto valdovas aštuntame jau sudėtingas derinys. Čia pavyzdžiui gali būti tai, kad vaikas, sakykime, gimsta Cezario pjūvio dėka, vienas iš variantų, arba tai gali būti rodiklis įvairių persileidimų, vaikų mirčių, netekčių. Tiesiog taip pat tai yra iššūkis susilaukti, turėti vaikus. Penktas būstas, noriu priminti, jis nepasako, koks bus vaikų skaičius ir kokios bus vaikų lytis. Ir tuo negalima spekuliuoti. Ir penkto būsto vaikų valdovas taip pat nepasako, kiek bus vaikų ir kokios bus jų lytis. Lytį apskritai astrologiškai yra labai sunku įvertinti, bet šita džiotišo astrologija, remiantis Džeimini išminčiumi, duoda tokį įrankį, man kartais jį tenka taikyti, tokį kaip vaikų paskaičiavimas. Ir kaip mano mokytojas sako, kad jis yra maždaug 80% tikslus, jo dėka galima paskaičiuoti, kiek bus vaikų ir taip pat įvertinti, kiek bus vaikų praradimų. Čia turime omeny įvairūs persileidimai. Kiek teko bandyti, pakankamai gerai veikia šita sistema ir kartais man tenka ją pasinaudoti. Dabar penkto būsto valdovas devintame. Labai geras derinys turėti vaikų, būti gyvenime sėkmingam, turtingam, gyventi pagal prigimtį, nejausti nepriteklių. Va čia ypatingai penktas ir devintas būstai, jų draugystė tarpusavio, tai yra toks, sėkmės ženklas. Žmogus su sėkmės marškinėliais, jam sunku yra suprasti, kodėl kitiem kažkas nesigauna, nepavyksta, nes šitą žmogų tiesiog lydi sėkmė. Ir būtent šie abu būstai, jie yra vaikų būstai, nes devintas yra penktas nuo devinto. Tai vėlgi, sakykime, norint įvertinti duotybę, priklausomai nuo planetų išsidėstymo, vėlgi galime vertinti ir atsižvelgti ir į tai, kas yra devintame būste. Penkto būsto valdovas dešimtame, štai čia jau yra geras derinys. Tai yra derinys karališkai jogai, tai yra derinys rodantis žmogaus aukštą gerą statusą, jeigu viskas gerai yra išsidėstę, taip pat sėkmę, sakykime, su vaikais, pasiekimus to žmogaus, tai taip pat gali būti žmogaus darbas susijęs su vaikais, bet kokiu atveju tai bus geri pasiekimai, sėkmė, turtas ir penkto būsto valdovas 11, taip pat pakankamai geras derinys, susijęs su svajonių ir norų išsipildymais, nes 11 būstas yra svajonių ir norų išsipildymas. Arba tiesiog kaip, vėlgi, sakykime, tam tikras gavimas, pavyzdžiui, kaip svajonė išsipildo, toks įspūdis, tarsi mums kažkas kažką duoda, padovanoja. Vat, vaikai yra kaip gyvenimo dovana. Arba vėlgi tai gali būti visuomeninė veikla susijusi su vaikais. Darbas arba veiklos susijusios su vaikais, su ugdymu. Čia gali būti persipinusios įvairios visuomeninės organizacijos ir taip toliau. Grupinė veikla su vaikais, ten kokios nors, pavyzdžiui, vaikų stovyklos, jų organizavimas arba kokios nors, pavyzdžiui, vaikų grupės veiklos organizavimas, sakykime, kokia nors muzikinė vaikų grupė,
kuri pavyzdžiui yra garsi ir, sakykime, keliauja šalyje ar netgi važiuoja į užsienį, tai va čia gali būti, sakykime, tos grupės vadovo horoskopas su tokiu deriniu. Na ir penkto būsto valdovas 12 gali būti išties liūdnas derinys, tai gali būti vaikų netektis, vaikų praradimai, nusivylimas susijęs su bandymu susilaukti vaikų, taip pat, sakykime, didelė auka auginant vaikus. Jeigu, pavyzdžiui, šiuo atveju penkto būsto valdovas 12 yra stiprus ir geras, nebūtinai tai turi būti praradimai, netektys ar kažkas tai vien tik tai blogo. Tai gali būti galbūt tiesiog toks viduriukas, bet galbūt tai nėra kažkoks tai pojūtis, kad štai mano gyvenime vaikai ten suteikia ypatingą didelę prasme, jie užauga visi ir tampa kažkokiais ypatingais žmonėmis ir taip toliau. Na, aš čia jau improvizuoju, tiesiog, kad susidarytų įspūdis, kaip ir kas čia veikia. Tai iš esmės žinokite, kad penktas būstas turi gerokai daugiau reikšmių ir kad vaikai nėra pirminė šio būsto reikšmė. Tai yra labai įdomu. Šiam kartui tiek ir sekantis video apie šeštą būstą. Iki. Ačiū, kad esate kartu. Viso.